Ojei, kaip aš tingiu ten eiti. Ir tai buvo 8 pamokos, o dar tas būrelis. Pliamo, kodėl tualete niekada nebūna popieriaus? Gerai, kad servetėlį turėjau. Laiko mašina. Kažin, mums pavyks ar ne? Nedaug ten jau ir beliko. Paninė ir kebaba. Ai, reikia eit, man atrodo, ten tikrai be manęs kažką susprogdins. Tiesa, ar į 3 kontroliniai. Ai, dzin. That's what I mean when I'm talking about it. You gotta find the right person to love. Chebra, kaip sekas, verslų netrūksta. Kur buvai? Tualetį, spendi pendedant. O jo dar daryti reikia? Taip, reikia. Nedarai. Taigi čia labai paprasta, žiūrėk, čia omo dėsnis. Ignas visą? Taip, žiūrėk, 5 omai. Ir... Bet tai čia tas rezultatas, ką mes duodame? Nieko čia nesvarbu, žiūrėk, 5, 6, viskas gerai gaunasi. Ir viskas? Taip. Klausykit, kažkas čia negerai. Tikriausiai neveikia laiko dimensijų transformatorius. O Izidoriaus teoriją pasirėmei? Žinoma, kad pasirėmiau. Na, tai kaip jums čia sekasi? Nesiseka, mokslo gali padėti, čia šitas uždavinys iš manęs. Kaip čia su šitu uždaviniu? Nu kaip čia taip gali būti? Čia labai paprastas sprendimas. Bangos ilgį padalinkite iš rezistoriaus galios ir apsiskaičiuosite. Ir viskas? Čia taip paprastai? Na taip, pagalvokite. Ir taip. Reikia? Kaip jūs čia tai padarėte? Nu, pagalvokite. Jūs dar čia? Ko jūs laukiat? Lėkit, varykit. Tai kuris pirmas? Visi. Tai kur varom? Gal į ateitį? Jo, lekiam į Ameriką. Eik tu savo tą Ameriką, varom į Rusiją. Всё будет хорошо. Pakilėktų gerai. Sugalvojau. Varom į Brazauskinę? Davai, lekiam. Kur mes esam? Kas ten bėga? Samuletis vėl vaikus išvarė per šaltį. Ei, varom, bičiai į mokyklą. Nieks nepasikeitė, eina savo. Kažkaip paneras lėtai bėga, mano stutė greičiau laksto. Pala. Kur tos posmį vatelį? Šalta trenintis. Šalta? Tai apšilimui 20 pritupimų. Dar kažkam šalta? Tai šiandien to mingaudė bus 5 pagreitimai 50 metrų, tau ginti 5 pagreitimai po 100 metrų ir tau bus 5 pagreitimai po 30 metrų. Po to dar bus pagreitimai kalniuką ir nuo kalniuko ir po to apšilimas lengvas ir spės pratimų. Viskas aišku? Aišku. Gerai. O tu daryk. Die, kaip šalta, greičiau einam iš Šalta kaip visada. Gal einam pamokų pažiūrėt? Gerai. Ne, aš pasabaliausiu. Gerai, aš pasabaliausiu. Aš pas Kriščiūną mergaičių pašokdėti. Gerai, einam, greičiau. Čia, nieks nepasikeitė? Opa, kai buvo, taip ir liko. Tai pasiskirstam? Tai aš tai ten einu. Gerai, aš Gerai. gerai.
Dabar kalbant apie jūsų kontrolę. Spėkite, ar yra neigiamų? Deja, yra. Taip pat yra 3/4, 3/6 ir 2/7. Palyginus su praeitais kontroliniais šitas, gal sakyčiau, panašus. Bet visi išlaikot savo pozicijas. Na, o dabar mokysimės apie... Kodėl vėluoji? Tiesiog taip gavosi. Kaip taip gavosi? Tiesiog mokytas, supras, kad nespėjau ir viskas. Stengiausi tikrai. Nu, mokytas stengiausi. Neišėjo. Supranti, kad dabar trukdai pamokos laiką? Suprantu, mokytas, atsiprašau. Negerbi ne vien save, bet ir klasės draugų ir manęs. Mokytas, tikrai gerbiau. Aš tikiuosi. Sėskis. Ačiū, mokytas. Na, dabar apie vakarykštį egzaminatorių. Simona, mačiau, tu darei šiandien ryte? Mokykloje turbūt. Ir Gintautė darė kartu. Turbūt kartu abidvi darėte, taip? Aš nežinau, aš ten jūsų nesužiūrėsiu. Neturiu tokio tikslo. Jūs 12 patys žinot kaip kas. Na, o dabar dar viena staigmenėlė. Dar vienas testukas. Tiksliau 2. Neilgi, po 20 klausimų. Na, aš čia viso nerašysiu. Jūs patys susižiūrėsit. O dabar galite tęsti pamoką ir toliau mokytis apie Lietuvos valdovus. O, kaip sekėsi? Gerai, žinok, nieks nepasikeitė. Sėkmė. Aha. Sveiki visi sulaukę naujos savaitės. Kaip žinot, šiandien jūsų laukia karštoji kėdė. Tikiuosi nenusvilsit, nuo kas čia žino, gal ir suvartysiu jūs. Tai kaip visą laiką, 3 taškai arba vienetas į dienyną. Taigi, ką mes čia senai girdėjome? Indrė, taip. Gerai, 3 taškai. Kas čia dar nori kalbėti? Agne, ateik tu. Na, tai paaiškink, kodėl čia tokia klaida. Čia šalutinis sakinys, tikrai šalutinis. Na ir kas toliau? Kablelis, kyla klausimas. Nu eik, eik. Sėsk, vienetas, atsiskaitysi vėliau. Žinai, koks skiriasi mokykla ir mano ateitis? Mokykla egzistuoja. Nesvarbu. Debatus baigiam, išskambėjo viskas, kas galėjo išskambėti, o dabar kompiuteriškai viską suvesiu. Ko klasiai nėra? Stasiuko ir Pitagorijos. Gerai. Ką? Lukai, išsitrauk iš ausų to šniūrus ir pasidėk savo šitus visus aparatus. O tu, Ginčiauskaitė, irgi ten skersa nesėdėk, eik prie lentos, dirbk, daryk. Čia nesisukinėjus. Dirbk, ateinam, dirbk. Čia cirkinas, cerkinas visai. Dirbkit 7 darykit. Gaudė šokai šeštadienį mačiau. Šokai, gražiai šokai, žiūrėjau. Čia Pitagoro teorema.
šokėjėlė tu mano. Nesąmonės rašai, eik sėsk, aš išspręsiu, užsirašai ir kad daugiau taip nebūtų. Dėl kontrolinių ataskaita bus trečiadienį. Suvesiu viską, pašvesiu. Zarios. Tai va čia susidarėme proporciją ir pagal ją paprasčiausiai galime išsireikšti x-ą. Ir x yra lygu. Kas suskaičiuotų gali greičiau suskaičiuoti? 170. Gerai. Taigi dabar galime apskaičiuoti ir sidabro nitrato masę, kurios mūsų santykiai prašo. Ir tai yra lygu mūsų gauti moliai. Kas šį vėl trapučius valgo? Agne. Mokytoja, jums nepatinka trapučiai? Nu, fu, smirda. Taigi, Gabrieliu, kokį atsakymą gavai? 1,32. Puiku, šaunuoliai. Gerai, tai tęsime tada pamoką. O, girdėjai signalizaciją? Girdėjau. Tai varom gal pasižiūrėt? Norėčiau, bet turiu eiti pas Kriščiūną mergaitį pašokdinti. Taigi jie skudučiuos kaip visą laiką. Tikiuosi, ne, noriu labai pašokti. Eik tu. Kaip ten, ką ten šoks, jie tavęs nemato. Nu gerai, sėkmės. Ačiū. Ačiū, sėdam. Šiandien vaikai skudučiuosime. Gal yra savanorių? Aš. Prašau. Taip. Tik aš mokysiu, nepasiėmiu skudučių. Prašau. Nu, padėsiu. Prašau. Jaunuolis Vilintai, parašysiu tau 10. Ačiū, mokytojau. Prašom. Šiandien? Puskedriu. Jaunuolis. Taip, toliau Kotryna. O, vaikai, man prezidentė skambina. Svarbus skambutis labai. Per tą laiką nurašykit 20 sakinukų iš 30 puslapio. Alio? O, klausai, kada mes susitinkam prie laiko mašinos? 3:30. Nu, Rombutė, ar pavalgiai? Žiūrėk, vištienos palikau šaldytuve. Aš dirbu, tvarkaraštį sudarinėju. Sakyk, kuriom tau geriau būtų. Nežiūrėk tu į kitus. Kaip tau geriau. Nu, gerai, padarysiu, kaip tu nori. Nu, ir savęs nepamiršiu. Eduardas, yra? Taip, esu. Kita pusė. Kotryna? Esu. Vilintas? Ir Kaip visada. Tai ką, šiandien atsiskaitimas? Prisitraukimų. Eduardo, ar padarysi 13 prisitraukimų? Nepadarysiu turbūt. Sunkiai. Tai ką, darysim spaudimus? Darysiu. Bet galėsi gauti tik 9. Gerai. Užtek, man gerai. Nu ką, Eduardo, pirmas? Gerai, bandysiu. Vienas. Du. Gerai, užtek, man 100 kartų. Silpna, Eduardo, silpnai. Nu ką, Vilintas? Kiek reikia padaryti? 13 dešimtukų. Sunkiai mokytojau. Šaunuotas filmas. Šiaip labai lengvai gavosi šiandien. Toks vaizdas lyg jaunuotų kas nors tave. Ne, kažkas.
Palauk, Simona, kodėl tu jį dabar muši? Tai jis man. Gerai, o kur tavo uniforma? Tai aš išsiploviau. Gerai, o kur ženklelis? Taigi nepilna uniforma. Nu tai išdžiau ir aš užmušau, jis sakė. Pasiekimų knygelę turi? Pas kuratorių. Einant paimsim ir rašysim nuobaudą. Taigi, mokytojau, sveikiname jūs su šiuo nuostabiu atradimu, įteikėm gimnazijos pasaulinį diplomą, prašom mokytojau, paplokit mokiniai. Ir pristatykit mokytojau trumpai, kas čia per daiktas. Na, viskas prasidėjo nuo Izidoriaus teologijos. 5 geriausi mano mokiniai šią laiko mašiną sukonstravo per 100 dienų ir 2016 metais išvyko 2050-osius, tačiau lygi šiol negrįžo. Jūs turite suprasti, kad pagal mano paskaičiavimus, jei negrįž per 100 dienų, tai jie užstriks laike amžiams. Tikimės grįžti jūsų mokiniai, linkim jiems sėkmės ir įteikiam jums garbės gimnazijos medalį. Prašom mokytojų. Ir dar klausykit, ten pas jūs gimnazistė be kaklaraiščių, reikėtų jai nuobaudą parašyti. Paplokit dar kartą mokiniai.